treneris, sveikinimai su pergale, tai pradžiai jūsų mintis, kas leido tą pergalę iškovoti. Na, ačiū labai ir manau, kad intensyvumas, agresija nuo pat pradžių padėjo mums, sakykime, gerai pradėti rungtynės, ten tik ta dobelė pirmoji pusėje tokia leido grįžti jam, o paskui antroji pusėje, manau, susitvarkėm vėl su tavo intensyvumu, agresija ir ko pasiekoju, pasiekėm pergalę. Kiek yra sunku ar lengva galbūt netgi žaisti kas 2 dienas su tuo pačiu varžovu, atrodo lyg kokie play-offai, ar ne? Na gal jo, tas toks yra momentas, kad tu žaidi su tą pačią komandą, bet taip esame įpratę, taip žaidžiam. Ir gal iš tikrųjų gerai buvo, kad mes pirmas rungtynės tokias gan sunkias turėjom namie, tai šiandien tokie gan susikaupę visi, atvažiavom, padarėm darbą, ką turėjom padaryti ir tiek. Daug taškų komanda rinko iš baudos aikštelės, tai ir buvo planas ten savo pranašumus išnaudoti. Na taip, mes turim, sakykime, prieš šitą komandą turėjom tikrai gan didelį pranašumą po krepšiu, gan gerai sprendėm visus tos reikalus, tiek iš baudos aikštelės, tiek ir tų tritaškių nemažai įmetėm, kas leido, sakykime, iš tos baudos aikštelės tam kamuoliui surasti tos metikus, tai manau, šiandien viskas gerai pavyko. Ir kiek smagu pasinaudoti Olimpo pralaimėjimu ir kilti į pirmą lentelės vietą? Na, aišku, smagu yra būti, sakykime, ten pirmoje vietoje, bet šitoje stadijoje dar, sakykime, nėra ko čia labai džiaugaut. Aišku, malonu yra, bet laukia iš tikrųjų dar praktiškai 3 ratai. Tai mes, sakykime, koncentruojamės labiau į tą antrą sezono dalį. Dabar, aišku, norim išvengti tų didelių duobių, išlaikyti tą stabilumą, o antroji, sakykime, sezono pusė rodyti dar geresnį žaidimą.